Baigei abitūrą, svajoji įstoti į aukštąją mokyklą, bet nežinai, kaip tai padaryti? Tau padės Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti – LAMA BPO. LAMA BPO vykdo bendrąjį priėmimą į visas Lietuvos aukštąsias mokyklas. Stojančiuosius konsultuoja bendrojo priėmimo klausimais. LAMA BPO tinklalapyje gali rasti svarbiausią informaciją stojančiajam, susipažinti su priėmimo galimybėmis ir reikalavimais, bendrojo priėmimo datomis, aukštosiomis mokyklomis ir jų siūlomomis akredituotomis studijų programomis, nustatyta mažiausia konkursinio balo reikšme. Būk atidus, paanalizuok studijų programų sąrašą, kuriame rasi visų studijų krypčių studijų programas, į kurias vykdomas priėmimas. Nori sužinoti savo konkursinio balo reikšmę? Pasinaudok skaičiuokle. Įvesk brandos egzaminų ir metinių pažymių įvertinimus. Skirtingose studijų krypčių grupėse konkursinio balo reikšmė gali skirtis, neskaičiuojama iš skirtingų dalykų įvertinimų. Tavo karjeros kelias prasideda nuo prašymo stoti į aukštąją mokyklą teikimo. Jį pateikti paprasta, o pradėti reikia susikuriant savo paskyrą bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje. Tam LAMA BPO tinklalapyje paspauskite nuorodą Teikti prašymą. Paslauga teikiama per elektroninius valdžios vartus. Šioje sistemoje turite pasirinkti vieną iš asmens autentifikavimo priemonių – elektroninės bankininkystės, mobilaus parašo ar kitą. Prisijungus pirmą kartą patvirtink, kad susipažinai su LAMA BPO asmens duomenų tvarkymo aukštųjų mokyklų taisyklėmis, bendrojo priėmimo informacinės sistemos naudotojų, autentiškumo, tapatybės patvirtinimo procedūromis ir bendrojo priėmimo tvarka. Sveikinu, prisijungi prie sistemos, tačiau tai dar ne viskas. Norint pateikti prašymą studijuoti, reikia užpildyti identifikacijos ir kontaktinę informaciją. Jeigu tavo išsilavinimas įgytas Lietuvoje pradedant 2010 metais, visi duomenys įkeliami iš valstybinių registrų automatiniu būdu. Pasitikrink, ar įkelti duomenys atitinka tavo brandos atestato įrašus. Jeigu išsilavinimo duomenų registruose nėra, reikia pridėti dokumentų kopijas. Jeigu jau esi įgijęs aukštą išsilavinimą, esi, o gal buvai studentas arba turi profesinę kvalifikaciją, deklaruok viską čia. Užpildyk papildomą informaciją, kuri gali turėti įtakos konkursiniam balui ir stojimo rezultatams. Jeigu turi pasiekimų, už kuriuos suteikiama papildomų balų, pažymėk juos, pasirink iš atitinkamo sąrašo. Jeigu reikia, nurodyk metus ir pridėk pasiekimą įrodantį dokumentą. Greta įprastos konkursinės eilės sudaroma ir antroji konkursinė eilė, skirta asmenims atitinkantiems socialinės dimensijos ar praktinės patirties kriterijus. Norėdamas ją pasinaudoti, turi tai pažymėti bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje. Teisė patekti į antrąją konkursinę eilę nustatoma pagal valstybės duomenų bazių duomenis, atskirais atvejais iš stojančiojo pateiktų dokumentų. Atrodo, visą reikalingą informaciją ir dokumentus jau pateikiai. Pasirink studijų programas ir aukštąsias mokyklas. Pageidaujamų studijų programų sąrašą turi išdėstyti prioritetų mažėjimo tvarka. Studijų programai surasti pasirink studijų vietą, aukštąją mokyklą, studijų kryptį ar kitą paieškos kriterijų. Tau bus pasiūlytos visos studijų programos atitinkančios pateiktą užklausą. Nori programas sukeisti vietomis? Spustelėjus plačiau gali pakeisti pageidavimo eilės numerį, išbraukti pageidavimą ar išsaugoti pakeitimus. Prioritetų sąrašą gali koreguoti iki atitinkamo bendrojo priėmimo etapo prašymų teikimo pabaigos. Pradedant studento kelią, taip pat svarbu pasitikrinti, ar reikia laikyti stojamuosius egzaminus ar testus. Jei stojamųjų egzaminų laikyti nereikia, peržiūrėk savo prašymą ir pasitikrink, ar viską užpildei teisingai. Tai gali atlikti bendrojo priėmimo informacinės sistemos skiltyje Suvestinė. Čia matysi savo prašymą, brandos atestato duomenis, stojamųjų egzaminų rezultatus, konkursinio balo dedamąsias dalis ir atėjus nustatytai datai kvietimą studijuoti. Suvestinė pasipildo aktualią informaciją viso bendrojo priėmimo laikotarpiu. Duomenys pateikti teisingai ir stojantysis bendrajame priėmime dalyvauja, jeigu ties kiekvienu pageidavimu tinkamumas dalyvauti rašoma taip. Jeigu yra aktyvus žodelis ne, peržiūrėk nedalyvavimo konkurse priežastį. Bendrajame priėmime dalyvauja tik tie stojantieji, kurie pateikė visą informaciją apie save, pridėjo visus reikalingus dokumentus, išlaikė stojamuosius egzaminus ar testus, jeigu tokie stojančiajam buvo priskirti, ir įtraukė bent vieną pageidavimą į savo prašymą. Tikrinti prašymą galima iki sutarčių sudarimo pabaigos.
Kvietimo studijuoti informacija skelbiama prisijungusi bendrojo priėmimo informacinės sistemos stojančiojo paskyrą ir stojančiojo nurodytų elektroniniu paštu. Sudaryti studijų sutartį galima elektroniniu būdu arba fiziškai nuvykus į aukštąją mokyklą. Dėl valstybės remiamos paskolos studijoms kreipkis į valstybinį studijų fondą. Dėl skatinamosios studijų stipendijos ir bendrabučių į aukštąją mokyklą. Jei šiais metais nepavyko įstoti, registruokis perlaikyti brandos egzaminą, pagerink konkursinį balą ir dalyvauk kitų metų bendrajame priėmime. Papildomų balų galėsi gauti atlikdamas savanorišką veiklą ir arba privalomąją karo tarnybą. Tikimės, ši informacija buvo naudinga. Džiaugiamės galėdami prisidėti prie tavo karjeros tikslų įgyvendinimo.